Labutis. Šiandien vėl sugalvojau, kad noriu įrašyti pakalbėjimuką šiandien apie pyktį ir kodėl pyktis iš tikrųjų niekur neveda. Jisai yra, jisai nereikia jo bijoti, bet pats pyktis kažkur tai tik tai apgręžia atgal. Tai visur, kur jisai veda, tai veda atgal. Tai jeigu norim grįžti atgal, kad ir kur beeitumėm, tai pykti tada reikia, tada apsigręšim ir eisim į kitą pusę. Nu, čia toksai gal truputį pajuokavimas, bet galbūt ir ne. Pasakojant gal pasidarys biškelį aiškiau ir tada vat ir pažiūrėsite, čia ėjimas atgal, ar čia ėjimas į priekį, ar čia niekur iš vis neėjimas. Buvimas toje pačioje vietoje. Tai va, tai pradėsiu gal nuo tokio dalykėlio, kuris, manau, yra labai dažnai painiojamas, nes galvojama, kad pyktis ateina iš išorės, kad kažkas gali sukelti pyktį. Tai vienintelis sutvėrimas pasaulyje, kuris gali sukelti jums viduj pyktį, ar man viduj pyktį, tai esu aš pats. Aš pats savo galiu sukelti pyktį, niekas kitas man pykčio sukelti negali. Gali atrodyti, kaip tai negali, tai kažkas kažką padaro, dėl ko verta pykti ir aš tada pykstu. Jeigu tas žmogus nedarytų, tai aš nepykčiau. Tai pirmiausia, tai reiktų suprasti, kad tas padarimas, jisai yra tiesiog veiksmas. Ir jeigu mes už tą padarimą ant žmogaus pykstam, tai reiškia, pirma, turėjom įsivaizdavimą, kurio tas padarimas netitiko. Ir antra, mes norim tai kontroliuoti. Jeigu mes nekontroliuojam, tada darosi pikta. Kodėl taip yra? Čia kitas klausimas. Vienas iš dalykų, kuris irgi būtų nukreiptas į save, tai kad jeigu yra poreikis kontroliuoti, tai galim nuo to ir atsispirti, reiškia kažkur tos kontrolės trūksta. Gal, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nesusitvarkom su sveikata, ar ne? Ta sveikata vis šlubuoja ir šlubuoja. Tai tada pyktis bus nukreiptas į pasaulį, kad kažkaip tai čia vat ne mes mes nieko negalim kad padaryti ir pasaulis čia taip sudėliojo, kad dabar ta sveikata šlubuoja. Iš tikrųjų, sveikata taip nutiko gyvenime, kad gali būti silpna sveikata, bet niekas dėl to nėra kaltas. Ir dėl to pykti iš tikrųjų nereiktų nei ant savęs, nei ant pasaulio. Nes kas darosi, jeigu, pavyzdžiui, pykstam, tarkim, pykstam dėl to paties, tarkim, pykstu, kad mano sveikata šlubuoja, pykstu ant pasaulio, kad čia nesirūpina kažkas tai tuo, kažkam tai arba galop pykstu ant namiškių, kad jie nepastebi to, kad man sunku ir taip toliau, ir kad aš čia kenčiu, ar tai dar kažkas tai ir taip toliau ir panašiai. Tai ką mes darom, tai mes užsidarom nuo tiesiog gyvenimo ir gyvename pyktyje, tai gyvenimas vis dar yra, bet užsidarom nuo galimybės mylėti, nuo galimybės suprasti, pažinti, atrasti, nes pykstam ant visko. Ir pyktis, aš negaliu pažinti to, ant ko pykstu, niekaip negaliu pažinti, nes jeigu aš pykstu, kad tai, ką noriu pažinti, nėra taip, kaip aš noriu. Tai reiškia, galvoje jau yra susiformavęs pažintas kažkoks paveikslas, kuriuo mes patikėjom, kad mes norim, kad jisai toksai būtų, kaip iliuzija kažkokia. Ir tada mes pykstam, kad tai nesipildo. Tai reiškia, pažinti yra neįmanoma, nes mūsų galvoje tai jau pažinta ir netitinka tikrovės, kurioje galvojam, kad žinom, kokie turi būti. Tai vat.
Tai iš to tokio ratelio išėjimas yra gana paprastas, manau. Tai tiesiog pastebėti, dėl ko mes ant savęs pykstam ir už tai nebausti, negėdinti kažkaip, nes dar tada gali užsikurti kiti ratai, pradėti suktis šitos mašinos visos ir tada įsibėgėjus jau bus sunkiau ją sustabdyti, bet tiesiog pastebėti, kad pykstam ant savęs, nepykstam iš tikrųjų ant kitų, o iš tikrųjų ant savęs pykstam ir tik tai į kitus transliuojame tą pyktį, dėl kurio kenčia paskui aplinkiniai. Ir mes kenčiam, nes pykti nepatinka tikriausiai niekam, negera viduje. O jeigu galvojam, kad tai yra aplinkinių kažkokio aplinkos sukeltas reikalas, tai tada mes ir mūsų rankos surištos, nes kol aplinka nepasikeis, tol ir tada mes save užbūrėm ir patys nepakeisti šito jausmo. O aplinka niekad nepasikeis taip, kaip mes norim, nes mes jos nevaldom. Mes ir savęs negalim suvaldyti, tai kaip mes galim suvaldyti aplinką. Pirmiausia, jeigu norim kažką tai suvaldyti, nuo savęs pradėti. Ir pirmiausias dalykas, ką galima pabandyti suvaldyti ir pamatysite, kad tai nėra taip lengva, tai suvaldyti tą pyktį, kuris yra viduje. Ir jis yra viduje ne dėl kažko. Tai kai tuo po truputį pradėsi tikėti, tada galima po truputį jį priimti ir jokiais būdais, dar kartą sakau, nebarti savęs, negėdinti, nemenkinti, o priimti, kad aš ant savęs pykstu. Ir taip gali būti, nes turėjau įsivaizdavimą, kuris buvo, ir tai yra įsivaizdavimas. Atpažinti, tiesiog atpažinti, kaip nežinau, kaip vaiką, kuris vaikšto kažkur pasiklydęs ir verkia ir rėkia. Tai nemalonu jo klausyti, bet nepabėgti ar nenuspirti kažkur, vaiko jokiais būdais nesparti, bet kažkur nenustumti ten į šoną, o paimti už rankos ir sakyti, aš matau, kad tu verki, kas negerai. Paklausi jo, kas negerai. Ir vaikas, jeigu jisai jau turi kalbėjimo dovaną, jis atsakys, jeigu ne, tai ne. Bet pirmiausia, gavęs dėmesio, jisai bent jau šiek tiek aprims. Ir kai mes savo parodysim dėmesį, mes irgi aprimsim. Kai mes savo parodysim meilę, mes aprimsim. Kai mes savo parodysim rūpestį, mes aprimsim. Tai taip pat ir su pykčiu. Kai aš savyje, pavyzdys, ant kažko galvoju, kad ant kažko supykau, tai yra puikiai proga pastebėti savyje pyktį. Aš tada nukreipiu tą energiją, kurią taškau į kraštus, į išorę, nukreipiu į save ir sakau, okei, gerai, iš kur tas pyktis manyje. Ir kai suprantu, tai tiesiog tai priimu kaip savo dalį, kaip savo vaiką, kaip save, nors tai nesame mes, bet kaip dalį savęs. Ir sakom, tiesiog, čia aš dabar galvoju, sakom, nebūtina nieko sakyti, tiesiog priimti, mylėti tiesiog tai. Ir tada su tuo jausmu, su meilė, su rūpesčiu galim kažkur pajudėti. Galim pajudėti į tą pusę, kad pamatysim, kad tas pyktis yra iš tikrųjų ne kas kita, o tiesiog mūsų neišsipildžiusių lūkesčių savo atmaina, kuri mūsų pačių pasidarė kažkada nesuvaldoma, ar mums atrodo, kad jinai yra nesuvaldoma ir tada dėl to keliasi viduje įtampa. Ir tada šiuo atveju, dėl ko prieš tai sakiau, kad tai nesame mes, galima suprasti, pabandyti dar taip atsiriboti tam tikrą dalim giliau eiti ir pastebėti, kad visi šitie dalykai yra iš tiesų tiesiog pastebimi. Tai nėra mūsų esybė, tai nėra mūsų kaip
kažkas, kas yra neišvengiamai mūsų. Tai iš tikrųjų visiškai nėra mūsų. Tai yra gyvenimo patirtis, kurios susidėliojo į vieną visumą ir protas jas pasisavino, norėdamas būti kažkuo. Tai toksai dalykėlis, nuo kurio galima atsitraukti. Ir pamatysim, kad nesistengiant būti kažkuo, galima išgyventi meilę, kuri yra be pykčio, kuri yra tokia rami. Tai nėra apie tai nėra apie aistrą, tai nėra apie džiaugsmo protrukius kažkokius, tai nėra apie kažką, kas kažkaip tai trykšta ir tenai visokiais būdais, nežinau, tai nėra apie tai. Tai yra apie ramę, priimančią, globojančią meilę, kuri yra ne dėl to, kad kažkas yra, o kuri tiesiog yra. Ir tiesiog būdama, ji taip pat priima visą, kas tiesiog yra. O visa tiesiog ir yra. Ir pyktis, ir džiaugsmas, ir širdgėla, ir džiaugsmas, ir visi kiti dalykai. Ir pavydas, ir priėmimas, ir visi kiti bairiai tiesiog yra. Tai kažkas atėjo pas mane, nežinau kas, reiškia viskas. Iki.